Tai sveiki, sveikučiai, gal labiau sakysiu, po tiek laiko pagaliau aš sugrįžau. Jeigu pasakyt, kodėl aš taip ilgai nebuvau, tai tiesiog nežinau. Nežinau net kaip pasakyti tiesiog. Nesvarbu tiesiog labai ilgai. Tai aš nusprendžiau dabar nufilmuoti 10 dalykų, kurių aš nekenčiu. Tai pirmas yra tai, kad labai nervina, kai video taip daro. Tai tuoj pamatysite. Sveiki. Oi, kaip čia, palaukite, pataisysiu ekraną. Pasakėt man, ką čia norėjau pasakyti. Palaukite, ar pati sustabdys. Oi, pamirščiau. Tai iki. Tai štai pirmas dalykas. Nesakau, per vieną video man irgi buvo ir atleiskit, ten buvo tamsus, nežinau. Tai buvo daug kartų, bet nepykit. Bet dabar jau tikrai nebedarysiu taip. Tai va. Kitas yra, kai žiūri filmukus ir siurbia. Tiesiog labai nervina, nes negirdi ir tada tiesiog net nemoku pasakyti, labai tada nervina. Trečias dalykas, kai kažkas ateina į kambarį, kai tu filmuoji video. Tai pamatysite tuoj. Tai sveiki, čia LPS Girl. Dukrelė, ateik valgyt. Mama, aš dabar filmuoju video, nenoriu valgyt. Oi, tai gal galėsi sustabdyti ar iš naujo. Tu supranti, kad vietą užsiima. Tai štai. Ketvirtas dalykas yra, kai filmuoji video ir kamera nukrenta, tai šitas labai nervina. Sveiki, čia LPS. Oi, atsiprašau. Tai kaip jau ir sakiau. Tai štai ko nemėgstu, nes tada tiesiog, man atrodo, man vieną kartą buvo per tą, kur mano pagaminti daiktai antra dalis, tai nepykit. Sakau, daugiau taip nebedarysiu. Kaip mato, truputį nuplyšę pirko, bet nesvarbu, gal kažkaip pataisysiu. Tik reiks nusipirkti plastilį. Tai va, palauk, lentą aš ten jau sakiau, užmiršau, atleiskite. Ketvirtas. Jo, tai taip pat nemėgstu, kai kažkas nuplyšta ir kai aš norėjau nufilmuoti video, tiesiog, dėl aš nuplyšiu, tai reiks perdaryti. Tai nepykit, aš tiesiog nežinau, kokį uždėti. Tai jo, ir viskas plyšta. Pavyzdžiui, parodžiusiu savo dar nuplyšusias, kuris reikia taip pat taisyti. Va. Tai kas man patinka. Arba va, pavyzdžiui, ratukai nukritinėjo. Tai šiauriai. Arba tiesiog padarai LPS-ui suknelę ir jam netinka. Pavyzdžiui, man tai netinka. Tam berniukai LPS. Tai jo. Arba tiesiog nepatinka, kai nežinai, kaip apsirengti. Tai jo. Šeštas dalykas, tai kad ar penktas, nesvarbu, bet gal 9 kurio dalykai. Tai sakysiu šeštas, kai tiesiog pavyksta tau, ką darai iš to plastilino ir jau būna sudžiūvę. Iš tikrųjų džiūna, tai labai nervina. Kitas dalykas, tai 7, kai štai kaip būna, nukrenta ir nežinai, ką daryti. Tai kas nervina. 8. Aš tokį dalyką, aš taip padariau, čia nebūtinai su LPS-ai. Laukit, čia truputėlį tamsu, tai atleiskit. Va, pavyzdžiui šitas. Aš žinau, kad jis sprogs ten viduje. Aš žinau, kad jis sprogs ir už tai aš nemaigau. Nežinau, bet jeigu norit recepto, kaip pasidaryti, tai parašykite apačioj. Sakys. Minkštas. Jeigu žinau, tai aišku, nieko nerašykite. Nors ne, kaip tik parašykite. Palauk, aš čia nusižiūrėjau. Kitas yra,
kai aš filmuoju video, mano katė pelpa tiesiog per visą šitą. Tai žiauriai nervina, nes tada tamsu, jinai juoda, tai kaip tokia pilka net galiu sakyti. Dabar jinai miega, bet nerodysiu. Kur, nes ten prikrautos kažkur. Kitas, tai jau ir 9, galim pasakyti 8, bet aš jau 9 sakysiu. Jeigu praleidžiu, tai sakykit, tada parašysiu dar apačioj. Kas ką tik man buvo. Sakiau šito dalyko nekartosiu, bet atleiskit labai jau. Gerai, kitas. 9, kai tiesiog kažkas pas tave ateina, kai filmuoja video, tai būna tiesiog šaunu. Čia pamatysit pavyzdį. Taip pat aš jau jums sakiau. Dukrelė. Ui, čia. Mama, tu sugadinai mano video, juk sakiau. Na, šį kartą. Na, nepakelsiu. Pas tave atėjo svečių. Nu, kodėl dabar? Aš juk jau sakiau. Užeik, Monika. Labas. Tai aš galiu išeiti, jeigu tau truktų. Dabar jau pasilik, vis tiek sugadinai video. Atleisk. Tai va, ko nekenčiu taip pat. Ir 10 dalykas, kai kažkas filmuoja video. Tai pavyzdys. Tai sveiki, aš šiandien filmuosiu draugę.